Paskutinės sekundės prieš startą ir 4 šunų kinkinys nuskrieja miško taku. Tarptautinėse šunų kinkinių be sniego varžybose adrenalino, azarto ir aistringų emocijų tikrai netrūko. Tai pramoga ar sportas, kas tai jums daugiau? Pramoga suderinta su sportu, galima taip pasakyti. Nu, daugiau pramoga, aišku. Nu, bet be sporto čia nieko nepadarysi. Pasiruošę? 3, 2, 1. Ready, go! Atrodo ekstremaliai, žinoma, visko trasoje ir nutinka. Gali pamesti kelią, tempiama transporto priemonė kartais sulūžta, o šunys retkarčiais neturi nuotaikos. Balu, prisipažink, kuris kiri tempė, ką? Greit žiūrėdamas į kamerą viešai. Tačiau taip sportuoti gali kiekvienas. Svarbu labai norėti ir išmokti valdyti keturkojus. Mano hobiai yra tie šunys, ne? Ir kažkas tai man pradžiai parodė, kaip kinkėti, o paskui pasakė, tavo šunys, tavo problemos. Ir aš bijojau, atsistojau kažkada pirmą kartą ir supratau, kad mano šuo, jisai manęs girdi, klauso. Čia nėra kažkoks tai aparatas, kuris mane neš kažkokiu nežmonišku greičiu ten tarp medžių. Aš jam bet kada galiu pasakyti, sustok, ten palauk. Nu, žodžiu, tai yra toksai bendravimas su šuniu būdas. Ir jisai yra nuostabus. Kuo daugiau šunų kinkinyje, tuo fiziškai lengviau pačiam žmogui. Čia augintinių kinkyta daugiausia po 4, tačiau galima skrieti su 6, 8 ir daugiau keturkojų. Didžiulio kinkinio valdymą šios pramogos entuziastai vadina jau ne sportu, bet menu. Svarbu surasti šunį lyderį, kuris ves paskui save visą kinkinį, nes šunų kinkinys valdomas tik balsu. Iškia G į dešinę, H į kairę. Ready, pasiruošęs, go. Ir čia, ir visokie kiti dalykai, kaip lenkt trasoje, kaip praleisti. Čia, be galo, pas mus tas sportas dar tik prasideda. Energingų šunų mylėtojai kartu su augintiniais varžėsi keliose rungtyse. 4 šunų kinkiniais, 1 ar 2 keturkojų tempiamais paspirtukais, taip pat dviračiais. Dar viena rungtis – kanekrosas, kai šuo tempia prie jo prisirišusi žmogų. 3, 2, 1, start! Daugiausia kinkytų keturkojų Sibiro haskių veislės. Tačiau jau ir Lietuvoje auginami specialiai kinkimui veisiami daug greitesni mišrūnai. Vienų vadinami eurodogais, kitų eurohaskiais. Visi keturkojai turėjo veikti beveik 6 km distanciją, kurią varžybų dalyviai vadino sprintu. Ilga distancija. 1000 mylių. Jų Conquest yra tokios lenktynės arba Iditarod Aliaska, reiškia pačios sunkiausios pasaulio lenktynės, skaitosi iš viso, kokios tik tai egzistuoja. Nes čia, praktiškai aukščiau galimybių ribos žmogaus. Įsivaizduokit 200 km per dieną per Jukono slėnius, -30, -35. Ir yra žmogus pasaulyje, kur yra 7 kartus laimėjęs tas lenktynės. Šiuose varžybose dalyvavo 40 šunų ir ne visų šeimininkams pergalė čia buvo svarbiausia. Kiekvienas turi kažkokį kaip pergalę savo. Kažkam būt pirmam, kažkam būt 10, kažkas, kas negalėjo vaikščioti. Oba, aš moku, aš galiu bėgti. Jam iš tikrųjų čia yra pergalė. Bet aš manau, kad daugiau bus dalyvių ir laiku bėgant gal svarbu bus ir kokie bus rezultatai. Pabaigoje belieka pridurti. Energijos ir entuziastingos šypsenos tiek keturkojams, tiek jų šeimininkams galima tik pavydėti. Galų gale juk ir finišą visi pasiekia. Pavargę, bet labai laimingi.